Sveiki gyvi, gal kažkam pravalysiu vieną dalį kažkokios fantastinės srities. Čia tiesiog tokie klausimai egzistenciniai kažkam, kas gyvena geroj fantastikoje. Žmogus neturi socialinių tinklų, tarkim. Instagramų, TikTokų, Facebookų nieko neturi. Ir kažkas domisi apie tokį, tarkim, žmogų. Tai ką tas žmogus gyvena? Tai koks jo mąstymas? Tai kuo jis ten kvėpuoja? Tai ko jis ten domis? Tai kas ten vyksta? Tai ką ten slepia? O gal čia išties šventas žmogus yra? Neturi, žinai, tokių nesąmonių, turbūt labai geras, o gal iš vis labai blogas žmogus. Čia toks pirmas variantas. Tokių žmonių pamąstymų. Antrasis, turi socialinius tinklus. Socialiniuose tinkluose yra galbūt tik informacija. Ar ne? Galbūt net nėra nei veido, nei nieko, tiesiog kas ten per žmogus, kas jis sėdi, tai kuo tas žmogus kvėpuoja, o tai kodėl čia, o Jėzu, kokios protingos mintys, bet tai kaip ten tas žmogus, kas jie atrodo, bet tai turbūt irgi kažkokia šūda gyvena. Tai va tas pats, trečias variantas. Žmogus, kuris kelia labai daug galbūt seksualinių nuotraukų, ten videkų, kelionių, galbūt marketingas ten vyksta ir visa kita. Bet tai kai čia gerai uždirba, ta prasme, tai kai gerai atrodo. Bet man atrodo, kad paleistuvė čia gali būti, nes kažką gyvena turbūt irgi ne to. Tai va, ir paskutinis variantas. Žmogus kelia viską. Ir bikini, ir mintys, ir ten, žinai. Ir finalas toks pats. Kokio pobūdžio, sako žmonės, dažniausiai bando pažinti asmenį per socialinius tinklus, o galbūt jų aplamai net neturi žmogus ten tų socialinių tinklų ir bando jį supras, kokio pobūdžio, kaip jūs galvojat ir kodėl tokie žmonės aplamai per socialinius tinklus. Gal didžioji dalis, nes kažkas sėdi tuose socialiniuose tinkluose, tai tikrai 100%, nes čia kažkas irgi dabar tai žiūri. Tie, kurie kažko ieško, tiem, kuriem kažko trūksta, tie, kurie neturi savim pasitikėjimo, tie, kurie patys ieško savo antros pusės, patvirtinimo, galbūt garantijų, dar kažko. Tie, kurie savo galvoj praleidžia labai daug laiko su tam tikrom prielaidom ir nežino, kur iš ties yra teisinga. Kokie gali būti atsakymai visų tų variantų, kas turi socialinius tinklus, kelia visko, kelia nieko, kažkas nieko neturi. Yra tokia viena dalis tokių asmenų, ką jie iš ties galvoja apie tokius, kurie ieško kažko socialiniuose tinkluose. Yra tokia rūšis žmonių, kurie nieko neieško. Jokios antros pusės, jokio apdovanojimo, aplodismento, heroizmo ar dar kažko. Yra tokia rūšis žmonių. Šitiem žmonėm tai yra neįtikėtina. Taip nebūna. Kažko vis tiek, ta prasme, toks asmuo, jisai gali būti žmogus visiškai pasislėpęs ir tikrai neturėti jokių socialinių. Arba gali turėti slaptas anketas, niekam nerodyti net pas asmuo, ką jis iš ties gyvena, ko jis kvėpuoja, ar ne? Iš kur tokios pas tokius žmonės prikyla tokių visokių Tokie žmonės ieško savęs, ieško savo, ar aš esu kažkiek tai žmogus savyje aplamai autentiškas, ar aš turiu kažko savito, ar aš tiesiog noriu būti kažkuo ir ieškau, kas man priderėtų su manimi ir tiesiog norėčiau galbūt būti tai. Nežinau, reiškia čia kažką pasakiau, bet
pobūdžio aplamai čia, kur čia kažkas randasi su tokio savo pigia mąstysena, nes šiaip tai šitie žmonės labai dažnai išties jie sėdi seksualiniuose visokiuose saituose, jie faktas, kad žiūri įvairių puslapių, ieško, turi ir pažinčių, ar ne, ten tų appsų, ką jie dar. Daug ką jie veikia socialiniuose tinkluose patys. Daug dalykų jie ir nerodo. Ir daug etikečių klijuoja ant kažko, ko visiškai net nepažįsta, net nežino. Aš pažįstu čia 15 metų, ką tu čia galvoji? Really? Taigi tau reikia čia antros pusės. O. Turim 2 vyrus. O, ir 3. Verkia. Dar tokio būdo žmonės, nežinau, kol kas tai matau vyrus, kurie labai mėgstantis yra pasakyti, kad aš taip ir sakiau, žinok. Ir jie visą laiką laukia patvirtinimo kažkokio. Nu, sako, išmintingas žmogus žino, ko tu nori, ko tu bandai ištraukti iš to asmens. Išmintingas žmogus tau tai parodys, tam, kad tu pasakytum, aš taip ir sakiau. Kokia tikroji tiesa? Kažkur anapus. Nu, čia kai nueini pas tą būrėją, žinai, ir būrėja papasakoja tau tai, ką tu nori girdėti. Tai vat yra žmonės socialiniuose tinkluose, kurie rodo tai, ką tu nori matyti. Tam, kad tu tiesiog pasitvirtintum save. Ir tiek. Tai kas čia per apgaulė? Kuo žmogus save maitina, tai tą ir gauna. Jo, matau, kad yra žmogus, kuris labai mėgstantis yra stalkint paslapčia. Ir tokias, sako, po to prielaidas dar kažkokia čia matau, yra moteris, kuri mėgsta irgi, aš taip ir sakiau, ta prasme. Nu, 7 taurės, taip ir sakei. Penkios taurės. Kokią mes, sako, nusivylę esame. Šiaip šitie žmonės, jie niekada neturės tiesioginio klausimo, kuris jiems labiausiai rūpi. Šitie žmonės duosis va tai va. Kas kameras kažkur pasistato. Jo, čia aš turiu tokių veikėjų, mano gyvenimas ant tiek nuobodus yra, kad net kameras žmonės įsistatė ir tiesiog bando kažkaip, žinai, išsiaiškinti gyvenimo, nes čia taip nebūna. Kiti socialiniuose tinkluose, sako, kažkur ten knipinėja, bando įlyst po odą, į ląsteles, ten dar kažką, vis tiek nieko nesigauna. Sako, jei galvoji, kad tu matai, tai tu dar daug ko nematai. Vat ant kiek turi būti pačių žmonių nuobodus gyvenimas, kad užsimt, tiesiog šitaip. Čia kaip aš tiesiog duodu pavyzdį, čia kažką pasakoju, kažką čia šneka
Ir yra kas taip, žinai, iš po kampų tiesiog ir, o tai koks jos asmeninis gyvenimas, o tai aplamai ką jinai gyvena, o tai kuo jinai užsiema, o tai koks jos asmeninis aplamai mąstymas ten, žinai, charakteris ten. Nu ir, žinai, bando kažkaip ten. Nuo vieno posto kažką ten ištraukti, ar ten yra apie ją jos, kažko nėra apie ją jos. Vat suprantat, ką aš turiu omeny? Nu, 3 kalavijai 5 monetos. Dar 7 kalavijai kartų. Šiaip aš tai mėgstu tokius žmonės palikti jų pačių fantastikų srity. Kodėl? Nes man patinka, kai kažkas užima durniaus pirmą vietą. Čia toks, ką žinau. Tu tokiam žmonėm tikrai nieko neini ten aiškint ar dar kažką. Ir tiesiog paglosti juos, kad taip, tai yra tiesa, tai ką tu galvoji. Nes bent aš, pavyzdžiui, asmeniškai neprivalau žmonėms skendantiems, kurie skęsta 7 taurėse, net pasakot savo asmeninio gyvenimo. Taip, yra žmonės, kurie jie pasakoja, ten, žinai, atsikelia iš karto kamerą. Dabar mes einame valgyti košytę, dabar mes verdamės ten dar kažką, žinai, dabar mes keliaujame į parduotuvę, dabar perkame tiek, dabar kainavo. Nu, ta prasme, yra žmonių, kurie tikrai taip socialiniuose tinkluose, jie kažką pardavinėja. Greičiausiai, ar ne? Gal ieško rėmėjų. Tai aš suprantu, kad kiti yra pripratę būtent prie tokio vaizdinio. Bet kokiu atveju jie liks prie galutinio tos nuomonės, kad mes nežinom, ką iš ties ten tas žmogus gyvena. Mes matom tik tai, ką mums leidžia matyti. Rodo tai, ką reikia parodyti. Tai aš sakau, vėl išmintingas žmogus tai tikrai supranta. Neišmintingas ieškos toliau smegenų. Kažkas turi, matau, kažkas stebi kažkokį mentorių, mokinasi iš jo. Aha. Yra vyras kažkoks. Liūtas gali būti, avinas. Vandenis. Turi socialinius tinklus tas vyras. Kodėl stebi tą žmogų, kodėl iš jo kažko mokinas, todėl kad ten yra 10 monetų, žmogus galbūt gerai stovintis yra finansiškai. Todėl kiekvienas žmogus užsiimantis pardavimais socialiniuose tinkluose, nesvarbu, ką jie ten pardavinėja, jie žino, ką jie daro. Bet tie, kas tiesiog filtruoja, ten bando profiltruoti, jie tikrai nežino dar daug ko. O, mano velnias. Ką velnias čia kažkam perduoda?
nežinau, kodėl ima dabar juokas ties šitą vietą, sako, aš susimokėjau kažkokiam, gali būti, kad galbūt magui, kuris susiema, nežinau, ten meilės pritraukimais, burtais, ten visokiom. Ir sako, kodėl man tai nesukrenta? Nes matai, vaikeli, tu pirkai meilę pas velnią, o bandai gauti tai, kas nėra velnias. Ir nesigauna gauti. Ką? Jo, magas velnias. Sako, tu vaikeli tik tais pasidarai savo karminį kažkokį reikaliuką. Bet tai sako, čia rimtas yra vyras, rimtas magas. Ekstrasensas. Kodėl, sako, čia man taip nesikrenta reikalai? Jisai aplamai, sako, man pasakė dalykus tokius, ne, faktas, aš irgi girdėjau, kad sako, šiaip tais, jeigu matot moterį, kuri kelia į socialinius tinklus su bikiniu, ten supinė, papai, visą kitą, būkit atsargus. Būkit atsargus. Tai va, tai yra tiesiog netgi kažkokia informacija, ar ne, ir senos žinios. Bando gauti kažkas, tai kas, nepasakysiu, kad čia šventų žemėje nėra, bet yra jo, bandoma gauti kažką, kas tiesiog yra nepasiekima. Velnias to negali gauti. Ir čia stovi 10 kalavijų ties šitą vietą. Kam tu ten? Tai sako, čia mane tiek prilydė. Nu va, matai. Prilydė čia tave. Velnis prilydė. Tai man sakė čia taip. Aš sakau, yra dalykai, pavyzdžiui, netgi tokie, kada jie netelpa į jokias logikas, jie netelpa į vadovėlius, kas labai ir įpratę su čia, tarkim, GPT, ne? Yra dalykai, kurie nėra niekur parašyti. Ir žmogus metams einant, laikui bėgant, jis pradeda toks, aš čia turiu tą žynę realiai, tai 2 kartus. Ir buvau kažkada labai senai sakius, yra dalykai, kurie nėra niekur parašyti. Nėra ir viskas. Jeigu tu galvoji, kad tu žinai, vadinasi, tu dar daug ko nežinai. Nes tai, ką žmonės žino, tai vadinasi, jie nieko nežino. O jeigu tai nėra kažkur, ta prasme, neišsivedžioja, ten sako, ten vien su to pačiu ChatGPT tu ten gali praleisti ten mėnesius ir galbūt bandyti narplioti netgi kažkokią tai situaciją, ten psichologinį kažkokį dalyką. Ir tu sako, bet kokiu atveju iš to neišbrendi. Nes, nėra tos vidinės informacijos. Todėl tie žmonės, kurie tai turi, jie labai puikiai žino, ką reiškia tas pats velnias. Kaip velniui sako, neina kozeriai. Kažkam net gali kilti klausimas, kodėl, ta prasme, kažkaip tais numiršta viltis pačiame žmoguje. Kodėl jinai būna užgesta. Ta žvaigždė čia yra viltis, bet ir vėl matau socialinius tinklus.
susipažinkit, sako, su kokiais vandeniais, tai jums jie paaiškins. Dalykus, kurie greičiausiai yra dar aukščiau visko. Tie žmonės, kurie savo galvoje, jie gali labai daug dalykų ten tiek primislyt. Jie gali tikrai nevirsti jokia realybė 3D materijoje, bet va jie sako, tai jūs išneš. Nekalbu apie vandenius, tuos, kurie labai narcisistiniai yra. Tai ten ieško dėmesio. Pažinčių klubas nusivylusių. Kažkas turi jau prarastą. Kažkas nebetiki potencialų, ta prasme, žmonės turi potencialą, tapti savim, būti savimi pagaliau, ir kiti tai praranda, ir kažkas jau nebemato žmoguje potencialą pas kažkokį vyrą. Ir ne dėl to, kad žmonės dar labai yra tokie klaidingai įsitikinę, kad sako, blogas žmogus, čia mane išdavė, ten dar kažką jis išdavė ir ten pavogė ir ten dar kažkas ir nužudė, Dėl to jis yra praradęs, ta prasme, aplamai potencialą būti ten galbūt normaliu vyru, ar ten aplamai jisai būti savimi ir ten tai šneka įsižeidusi moteris. Bet yra kitas dalykas, kada išties tas potencialas, jis nepriklauso nuo to, ką žmogus patyrė, ką žmogus padarė ir kokios jo patirtis. Tai sako, tu tiesiog visą tai nuvalai kaip tas dulkės ir tu pasižiūri, ar išties yra tas potencialas ar ne. Ir jeigu jisai jau yra palaidotas, užkastas, parduotas, tai čia liūdna būna net man. Nes tu žmoguje turi pamatyti geriausius dalykus. Tam, kad žmogui parodyt, kas išties tavyje yra. Bet jau kai tas potencialas miršta, žmogiškumo potencialas, tai net man tada būna bydna. Potencialas ten ką kiti, potencialiai į žmonas, į moteris, į antrą pusę ten ar ten vyras, čia pezalai čia. Prie ko čia tai? Čia neturi nieko bendro su žmogaus realiai, kaip ir sakau, patirtim. Negali niekas tokio dalyko padaryti, ar sakyti, kad šitas žmogus, ta prasme, yra žlugęs. Taip, yra žmonių žlugusių. Ir reikia tai irgi priimti, nes moteris būna kartais iš tos pozicijos eina, kad koks jis būtų geras vyras, ta prasme, o kad jis yra palaidojęs ten savo sielą pardavęs, tai niekam nėra įdomu. Ir jinai svaigsta ten, jinai ten lankstosi, jinai ten visą kitą. Aš vakar irgi sėdžiu, tiesiog žiūriu į tašką, į taikinį savo praeities įvykių ir galvoju, kas būtų, jeigu būtų buvę. Ir jeigu aš būčiau buvus tokia neišmintinga ir susimetus ten galbūt su kokiu narkomanu, ten dar kažkas, ar ne, vien dėl to, kad tu matai potencialą, kad jis gali tapti kažkuo, ta prasme, švariu. Ir aš tai padėkojau Dievui tyliai mintys ir galvoju, ačiū Dievui. Ir nesvarbu, kad žmogus, jis narkomanas, ten dar kažką, jis ten blogo galbūt gyvenime, tai ne prie tai, bet apie tai, kad tu matai, kad jau tas potencialas jis yra viskas. Tai va, čia yra wow, ne? Tai reikia labai atkreipti dėmesį. Bet ne tai, kad man su juo nepavyko, tai jisai šūdas yra, ten visom kitom, žinok, irgi toks bus. Čia yra moterų, kurios taip kalba, bet yra, sako, ir patirtys truputėlį tokios giluminesnės, kada tu žiūri ir tu matai, kad žmogaus nebebus. Ir čia yra liūdna. Žiauriai liūdna. Nes tokius žmonės, kaip sako, jeigu tau, pavyzdžiui, būtų, toks būtum savanaudis asmuo, jeigu aš būčiau tokia savanaudė,
net nekurčiau realiai tokių videkų, nes aš žinau, kad tie žmonės tokie irgi, jie žiūri vat vidė. Ar ne? Ir jie sako, šiaip tai šitam gyvenime irgi turi galimybių pasikeisti, jie turi galimybių išsivalyti save ten ir visą kitą. Tai jeigu aš jau būčiau tokia savanaudė, tai aš niekam nieko niekada nešnekėčiau, ta prasme, ten, nes aš žinau, kad tokie žmonės, kurie mane pažįsta, irgi žiūri šitus vidė. Ir aš tiesiog, ar kad tik niekada kažko netaptų ten, ar kad ten kažkas kažko, nesąmonė. Čia tiesiog tu tai suvoki, tu tam pačiam sako, irgi žmogui leidi tai žinot, kur tu ten skęsti, apie ką tu ten fantastinį, ta prasme, ar ne. Ir jeigu tau kažkas ir pavyks šitam gyvenime, pakeisti save, atstatyti save, išsivalyti visas ten tas dulkes ir galiausiai pradėti būti savimi, tai valio, aš pasidžiaugsiu ir pasveikinsiu tave. Ar tu ten sukursi šeimą, santykius, dar kažką, tai valio, aš džiaugsiuos tuo, bet ne kad pavydėti tau, tavo kelio, ar kad tu pasikeitei, tu pagaliau tapai, ta prasme, žmogum. Kiti tai pavydi. Jėzau, sukūrė jisai, aš čia kaip durnelė sėdėjau, žinai, pezėjau, jis atsivertė į žmogų, susirado gerą moterį, jie sukūrė šeimą, bet ne su manimi. Ką aš? Stabdėt, taip. Vat kodėl žmonių, kurie išties, jie nėra vieniši ir jie nesijaučia vieni, jų nieks neišgąsdins. Niekas. Todėl toksai asmuo jisai paleidžia visus asmenius, kuriuos galbūt ten ir bendradarbiavo, galbūt santykiai, ten santuokos, dar kažkas, ta prasme, būk laimingas žmogau. Nes kažkas gali turėti irgi savo tiesiog asmeninių visiškai kitokių tikslų šitoj žemėje, ar ne? Bet vat yra žmonės, kurie, nežinau, jie taip fantastikai tokioj sėdi. Kurie bijo būti vieni, kurie bijo vieni net gyvent, kuriem tyla iš viso yra priešas. Aišku, aš suprantu, kad kažkoks žmogus stipriai kažkurį įbridęs ir jisai klausydamas tokius žodžius, jam tai gali skambėti kaip tai manipulacija ir galbūt vis tiek jinai, žinok, galbūt turi viltį į mane, kad aš dar nesu toks žlugęs žmogus ir kad galiu, yra žmonių tokių pamąstymų, aš suprantu, kad tai galbūt gali skambėti keistai. Ne, jinai vis tiek turi, ta prasme, žinai, matau, kad kažkas bandys save ties kažkuria vieta galbūt ir priimti. Matau patarėją kažkokią, gali būti, nežinau, kažkam gal vyras ta patarėja, galbūt moteris, santykių galbūt ten klausimams, ar tiesiog labai kišanti savo nuomonę, ko jinai nežino, net nesupranta, bet tikrai nėra kvailas žmogus. Bet, mato dalykus tokius, kokius ten, aš nežinau, gal nori matyti, pati turi daug prieraišų prie 3D materijos. Ir matosi, kad sunkiai yra su tamsia šviesia spalva suvokiama. Kas yra mama, matau. Ja, kažkas pažįsta iš praeities.
Jo, kažkam tikrai reikėtų prasibraidyti iš 7 taurių. Nes kai kuriems žmonėms kitų žmonių mąstymas jisai yra neįtikinamas, ta prasme neįtikėtinas, visur jie matys kažką paslėpto, užslėpto ir ten taip toliau, nu, tai logiška, todėl kad toks yra gyvenimas ir... Nu, bet leiskit žmonėms tiesiog galvoti, ką jie nori, bent tokia mano yra nuomonė, mano toks yra mąstymas. Jeigu matau tokius žmonės, kurie linkia tikrai stipriai labai į fantastinės rytis, aš pateiksiu dar daugiau fantastikos. Bent aš. Čia toks mano, yra. Mano toks charakteris, mano toks būdas yra. Jeigu nori tu girdėti tai, kad aš būtinai, žinok, pasakysiu dar, dadėsiu, dadursiu, kad tu tai pasitvirtintum. Tai mano bent kelyje, iš mano bent patirties, tokie žmonės, kurie gyvena 7 taurėse, tai gali būti pažįstami, artimiai ten dar kažkas ar ne, neturiu nieko bendro bendradarbiauti su tokiais, todėl kad jie yra stabdžiai ir jie po to bando kažką pasivyti. Aš turiu savo asmeninį kelią ir tas mano asmeninis kelias, jisai kartais ten toks atrodo irgi lekia ir aš pati galvoju, palauk, man čia reikia spėti irgi, žinai, su savo kūnu dar. O ką jau kalbėti apie žmonės, kurie, nu, dar stipriai kažkur ne ten ir toks, davai, nu, į santykius einam ten, ar gal davai, nu, žinai, būkim ten draugais, ten draugiam. Ir ta prasme, tu supranti, kad aš, nu, jo paukščiai labai daužas kiekvieną dieną pas mane į langus. Tai gal įspėjimas kažkam yra. Atkreipdėmėsi į išorinį pasaulį, ką mes matom išoriai. Ir aš asmeniškai jaučiu stabdį. Nes aš turiu savo asmeninį, ta prasme, kelią, ar ne? Ir man tai yra svarbu, man tai yra aktualu. Aš čia tikrai nesidalinu savo asmeniniu keliu. Tai čia jau durnama, aišku. Nors žinau, kad labai yra įdomu, aš netgi vieną laišką perskaičiau elektroniniam pašte, aš labai anonimiško. Tai, kas yra įdomu ir aktualu kažką. Tai va. Todėl aš mėgstu būti žmogus vienas ir neturėti pernelyg daug kažkokių čia, kaip pasakyčiau, chujevų nesąmonių. Nes tie žmonės, jie dažnai neturi patys savo tikslo. Jie neturi kažkokio labai ten, aš nežinau, prigimtinių galbūt netgi dalykų ir bando patys narplėtis apie save, ten tada pradeda knistis po tavo ląsteles, veika, beip, ta prasme, kur tu ten esi. Tai galbūt kažkas irgi taip pat ar ne ir sako, aš jaučiu, kad aš tiesiog turiu savo asmeninį kelią ir man reikia jo eiti. Faktas. Tai ir eini tu jo. Bet ne, kad ten kažkas tave ten stabdo laiko, ten tokį žmogų ten kažkur į karą reikėtų nešti ant tos kupros, aš tik tiek galiu pasakyti. Vytis kažko, pasivyt kažko nereikia, lygiuotis į kažką nereikia, būti kažko kaip nereikia, ta prasme. Čia, nu, nesąmonių muziejus yra. Asmenys, kurie bando į kažką lygintis, pasivyt. Ką tu žinai, koks to žmogaus kelias, o tu kažką pasivyt nori? Liūtas, skorpionas, vandenis. Na, aišku. Aš net matau tokius klaidingus įsitikinimus apie kažkokį asmenį, gali būti mergina, kuri yra laikoma verkiančia, ledinė kažkokia, kaip galvoja, kažkokia našlė praradus galbūt save, kuri pati yra ledo karalystėje, ledo karste. Kam tokios nesąmonės, tai prasme? Ir net vyras matau yra, kuris taip galvoja apie moterį. Kodėl jinai neprisileidžia žmonių, galbūt eina į santykius. O tai visi žmonės turi eiti į santykius, visi žmonės turi norėti santykių, ryšių, kontaktų.
Sako, taigi keičiasi žmogaus nuomonė. Galbūt žmogus prieš metus norėjo, atsitiko gyvenimas, jų nebenori. Ar ne? Sąmonė galbūt kažkur kitur ten paėjo ir ai, gal kažkaip šitą gal kelią dabar renkuosi. Kokios problemos čia? Vėl kažką kamuoja. Čia yra toks, sako, klausimas netinkamas, todėl atsakymo nėra. Ir gali būti, kad kažkas, čia yra auksinis gralis, yra Buda, ir tas, kas norėtų kažkokio atsakymo, jo negauna, nes kažkas tiesiog užsiema tamsiom mišiom. O tie asmenys, kurie net nesupranta nei ezoterikos, nei bažnytinių dalykų, nei religijų dar kažkokių ten ir taip toliau, tai gerkite Kristaus kraują ir valgykite jo kūną. Amen.